Top 10 privalumų. Kodėl verta steigti mažąją bendriją? Paprastas steigimas. Mažosios bendrijos įkūrimas yra palyginti paprastas ir greitas procesas. Nereikia didelių pradinio kapitalo įnašų ar sudėtingų administracinių procedūrų, kas leidžia verslininkams greitai pradėti veiklą. Atsakomybės ribojimas. Mažosios bendrijos nariai neprisima asmeninės atsakomybės už mažosios bendrijos skolas ir įsipareigojimus. Tai reiškia, kad asmeninės nuosavybės rizika yra ribota mažosios bendrijos veiklos apimtimis. Mažesnės pradinės investicijos. Mažosios bendrijos steigimui nereikalingas didelis privalomasis įstatinio kapitalo įnašas. Tai leidžia verslininkams pradėti veiklą su mažesnėmis investicijomis. Pajamų ir pelno pasiskirstimas. Mažoji bendrija leidžia verslininkui lankščiai valdyti įmonės finansus. Jis gali nuspręsti, kaip dalintis pelnu arba gauti pajamas iš įmonės. Tai suteikia didesnę finansinę laisvę. Greitas verslo modelio keitimas. Mažoji bendrija yra lanksti verslo forma, leidžianti lengvai keisti verslo modelį ar struktūrą. Tai ypač svarbu pradedant verslą, kai dar nėra visiškai aišku, kaip veiklos sritys gali vystytis ateityje. Prieiga prie ES rinkos. Lietuva yra ES narė, todėl Lietuvoje įsteigta mažoji bendrija gali naudotis visomis ES bendrosios rinkos privilegijomis ir galimybėmis. Tai apima prekių ir paslaugų laisvą judėjimą tarp ES valstybių narių. Galimybė gauti finansavimą. Mažosios bendrijos gali naudotis skirtingomis finansavimo galimybėmis, pavyzdžiui, banko paskolomis, investicijomis, ES parama ar verslo inkubatoriais. Tai padeda plėtoti verslą ir įgyvendinti naujus projektus. Teisinė apsauga. Mažosios bendrijos steigimas suteikia tam tikrą teisinę apsaugą verslininkui lyginant su individualia veikla. Tai reiškia, kad įmonės ir verslininko turtas yra atskirti, todėl asmeniniai turtai gali būti saugomi nuo verslo rizikos ir įsipareigojimų. Lengvas valdymas ir organizacinis lankstumas. Mažoji bendrija valdoma ir priimami sprendimai remiantis visų narių susitarimu. Kiekvienas narys turi vienodą balso teisę, kurią apibrėžia mažosios bendrijos įnašo dalis. Ši juridinė forma užtikrina veiklos organizavimo lankstumą ir galimybę prisitaikyti prie verslo pokyčių. Mažos administracinės išlaidos. Mažosios bendrijos administravimas yra paprastesnis ir mažiau biurokratiškas nei kai kurių kitų verslo organizacijos formų atveju. Nereikia teikti sudėtingų metinių finansinių ataskaitų pranešimų ar susidurti su sudėtinga apskaitos tvarka, kas padeda sumažinti administracinės išlaidas. Daugiau informacijos mūsų puslapyje